tai ką, atvažiavau nusiplaut mašiną, nes ant tiek dulkių, tai iš juodos mašinos tai pilka atrodo. Ir vis niekaip neprisiruošiu atvažiuoti, vis, nežinau, ar mane gerai girdėsit, gal gerai. Tai norėjau parodyti, va, kaip mano vaikas žaidžia. Šiandien ryte, nežinau, iš kur iš čia to smėlio gavo. Gal kokiam kibirėlė buvo. Bet sakė, kad accident. Kad atseit netyčia. Va, ant stalo smėlio prisipylęs jisai. Žaidžia. Aš sakau, aš ant tiek neturiu jėgų. Sergu, tai aš jau tokia, jisai sako, mama, nu, atsiprašaus, aš išvalysiu, sakau, jau tu palik, važiuojam į darželį ir viskas. Oi, kažtais vaikai čia dabar, reikėtų sirbliuoti. Kai buvau plovykloj, praeitą savaitę, realiai savaitę laiko praėjo, man nuplėšė šitą metalą. Grįžau, tik pastebėjau po kelių dienų vyrui, sakau, kas čia. Kažkur pamečiau, paskui prisimėjau, sakau, plovykloje buvau, greičiausiai tiešia pečiai. Nuplėšė man šitą plasmasę. Tai aš 2 dienas paskui važiavau per, iš eilės nuvažiuoju pilną mašiną plovykloje ir niekaip negaliu nueiti pasižiūrėti vidų, man reikia įeiti į vidų ten pasižiūrėti. Tai 1 dieną, 2 dieną, paskui jau gavau, tiek to. Šiandien gavau, užsuksiu pasižiūrėti plovykloj. Guli ant žemės. Savaitę laiko plasmasė pragulėjo. Tai kaip gerai. Reikės neieškoti, nes neįsivaizduoju, va. Realiai. Mat reikės prikabinti, nes labai silpnai laikosi. Nu va, visą savaitę pragulėjo plasmasė. Pasisekė, nereikės naujos pirkti.
Ieškau mamai dovanos, tai nežinau, ar citrinmedis geriau, ar kažkas. Neapsisprendžiu. Čia mandarinas. Aš namuose citrinmedį turiu. Norėjau parodyti, ką nusipirkau šiandien Tiki Max'e. Va, viską išsikrovau, viską susidėjau. Tai parodysiu jums, kokių perliukų radau. Pirmiausiai tai parodysiu vazą. Aš kažkur mačiau kažkokiam irgi vlogė pas kažkokią Angliš vieną tokią seku Džemą, man atrodo, vardas jos. Panašiai pas ją tokia irgi ant stalo, aš galvoju, kaip fainai būtų rast. Tai kaip aš ją pamačiau Tiki Max'e, 2 buvo likusios. Iš karto pas mane vežimėlį jau keliavo, nors atėjau, tik tais, ko aš ten sakiau,
Ai, pažiūrėti kažko, man reikėjo kelnių treninginių, kažko, sakau, greit pažiūrėsiu. 3 valandas. 3 valandas buvau tik į makse, ta prasme. Bet man to, kaip sakant, ir reikėjo, nes jau labai seniai, kad ten ėjau, kuičiausi, nes aš, kaip ir sakau, tingiu vaikščioti, ieškoti, bet vakar kažkokia buvo nuotaika tokia faina. Irgi pusę dienos padirbau, pusę dienos ten turėjau nuo 1-2 valandos, buvau laisva, tai gavau, užvariau, pradėjau ieškoti ir tokių fainų dalykų, tai žiauriai, kaip sakau, tą vazą pamačiau, tai ėjau į apačią dar pasimti vežimėlį, nes atėjau, tai be nieko, gavau į rankas, pasimsiu kažką, ten kokias kelnes pasižiūrėsiu, užlipau į viršų ten, kur prie namų, ten tos visas, nu ir prasidėjo, žodžiu. Tai va, pasiėmiau tą vazą, žiauriai faina, pasikeisiu, va čia ant stalo. Aš turiu tokią rudą, tai antros man mama atidavus buvo tą rudą, kažkurį vat laiką jinai stovėjo, tai tikrai, taip pat irgi dar nežinau, norėčiau jau pasikeisti šitas kažkokias gal gėlės norėčiau, nu žodžiu, žiūrėsiu, šitą vat nusipirkau, paskui nusipirkau, čia yra šitiems prieskoniams tai spintelė. Pas mane yra, bet pas mane yra paprastas metalinis baltas, tai vat kažkaip patiko. Čia yra 2 sujungti. Va, galiu parodyti. 15 svarų kainavo jisai. Va čia su aukso detalėm, tai toksai visai fainas. Susidėsiu, nes būtinai reikia susitvarkyti spintelės, visas virtuvės spintelės, iš vis virtuvę reikia visą pertvarkyti, kiek plasmasinių visokiausių irgi yra, visokių podukų ten, lėkštučių vaiko yra, nu žodžiu, daug ką reikia atrinkti. Taip pat irgi prie to, vat, nusipirkau į čia yra lėkštėms, irgi buvo nukainuotas, kažkada kainavęs čia 6, už 4 nusipirkau. Įdėti spintelę irgi lėkštėms, turiu tokią aukštesnę spintelę, viršui susidėsiu, vat, bus labai fainai susiorganizuoti. Va, dar šitą vat, irgi paėmiau, vienas buvo likęs, tai labai bus fainas. Aš turiu tokį stalčių, kur yra jame realiai viskas sukrauta, tai ten yra ir visokios, nu, turbūt visi mes turim, nežinau, tokį stalčių, kur yra ten, nežinau, nuo šiaudukų, visokiausių, ko tik nėra, petelnės ten, ne petelnės, nusišneku tos vartyti, tos, kaip tos, nu žodžiu, samčiai visi dalykėliai sudėta į vieną stalčių ir sakau, ten vos atsidaro jau visai, tai manau bus labai fainai susidėti gražiai, vat, jisai platinasi, nes mūsų tas stalčius yra pakankamai didelis. Tai va čia taip įsiskleidžia. Ir aš gražiai susidėsiu. Susitvarkyti tą betvarkę. Tame stalčiui. Ką čia dar pasiėmiau? Tai čia tiesiog paprastos šluostės, mat reikės tvarkysios. Seniai galvojau, ar man reikia šito ar nereikia. Čia irgi kaip tvarkaisi susidėti visas priemonės. Nes dabar pas mane tai tokia situacija. Pusė yra priemonių virtuviai čia po kriauklę, pusė yra mano skalbykloje sudėta į spintelę. Tai sakiau, viską reikia susidėti man čianais ir atrasti vietą, nu kažkur tokius, kur labiausiai naudoju. Aišku, kur labiausiai naudoju, tai čia po virtuvėje. Aš esu po spinteliai virtuviai po kriauklę susidėjus, o skalbykloje tai jau pas mane yra, ten gal tokių kilimų visokiausių valikliai, ten visokie tokie, kur ne kiekvieną dieną naudoju. Tai vat nusipirkau tokį, susidėsiu, nes irgi į antrą aukštą irgi netvarkai, tai pasiemi tai šluostę, tai vieną kokį ten valiklį, tai stiklų valiklį ir su tais vaikštai. Dabar susidėsiu, va, yra rankena. Manau, bus labai patogiai tvarkytis, pasiėmiai, susitvarkai. Seniai apie šitą kažkaip galvojau, bet vis kažkaip neradau. Dar ir va su ratukais, nors nelabai suprantu, kam tie ratukai, nu, tipo, kaip į spintelį važiuot. Nu, bet. Tai va toksai, nežinau, kiek iš čia 13 svarų kainavo.
Paskui, dar perliukas toksai irgi nuėjau, gavau pažiūrėsiu to gelio antakiams, bet kažkaip neradau nieko. Radau kvepalus. Kvepalai, aš irgi, pažiūrėjau, čia toks mano irgi dalykas, ką aš darau, jeigu aš turiu laiko. Nuėjusi tik į Maksą prie kosmetikos ar prie kremų, visą laiką, aišku, pasižiūriu, kokia kaina iš tikrųjų yra parduotuvėse. Tai, nes ten tikrai gali labai gerų kremų ir šampūnų rasti už labai geras kainas. Tai šitas kainuoja šiaip, va, čia yra 10 milų, toksai su tuo tokiu rutuliuku, va, labai lengvai į tašį įsimesti. Labai skaniai kvepia. Aran pavadinimas, nežinau, kas čia per kvepalai, bet pasižiūrėjau, šitas 10 milų buteliukas kainuoja 18 svarų, o aš sumokėjau svarą 70. Tai ta prasme, būtų kvaila neimti, nes kodėl tai pigiai buvo, nes pati dėžutė buvo nuo... Iškite net plyšus tokia, tipo kaip brokuota dėžutė. Kvepalai, viskas nauja, viskas tvarkoj. Tai už svarą 70, tai sakau, gaila būtų neimt. Ką čia dar? Dar čia irgi į virtuvės temą, tai pasiėmiau irgi susidėsiu į organizer, tai čia nežinau, šitą mažiuką, gal kur arbatas kažkur, medus gal koksai, susidėsiu į tą spintelę. Labai fainai susidedi, nereikia, nes gilios tos spintelės neina ten iš galo paimti. Tai va toksai, bus, manau, labai fainai. Šitas bus, kur kečupas, ten majonezas, visi šitie. Čili padažai susidėsiu į pačią spintelę, kad nereikėtų traukėt viso, tai va. Bus, manau, šitas geras dalykėlis. Kas toliau? Dar tokias vazas pasiėmiau 3. Nes biškai irgi noriu pasikeisti mano spintelės. Čia tokie seni, visus reikės sudėti ir išnešti gatvę, gal kas pasims, kam reikės. Tai va šitos naujus tokias 3 vazeles. Toks tai va prie sitingo biškai ir va tinka prie šitos vazos, Tai va tas 3 vazelės, tos nebrangios 10 svarų kainavo. Ir viskas. Liktais jo, ką į virtuvę čia, visus tuos. Ir dar paskui rūbų. Kas čia per rūbai? Nusipirkau baltinius. Veramodos baltiniai. Man labai mėlyna spalva tinka. Tokia žydra. Daug kas, kada apsirengiu tokią spalvą, visą laiką kažkaip komplimentų sulaukiu, kad man ta spalva tinka. Tai va tokius baltinius, Veramodos irgi buvo nukainuoti jie. 34 svarai originali kaina, paskui buvo 10 svarų ir dabar 9. Tai 9 svarus sumokėjau. Veramodos baltinukai, jie tokie ilgesni. Galas biški ilgesnis, gal ir ant timpų kokių galėsiu sudėti, tokie. Ką čia dar? Maikių prisipirkau. Čia šita biški tokia storesnė. Peppercorn. Labai geros medžiagos. Tokios storesnės. Kaip jin čia sako, Peppercorn. Peppercorn firma. Nežinau. Kainavus jinai 50 svarų. Nes tikrai gera, kokybiška labai maikė už 13 sumokėjau. 5 svarų kainavus už 13. Ruda tiesiog tokia oversizinė, ilgesnėm rankovėm. Man labai patinka, ši panašią baltą turiu. Tokio be nieko, be jokių užrašų, tiesiog geros kokybės maikė. Čia nusipirkau DKNY, jėmiausi tik tais, kad large'os, bet aš jau matau palei, kad čia tikrai ne large yra,
netokia išmera pasimatavau, tai man tinka, šiaip nešioju medium. Tai irgi ten su tom išmerom aš kitą kartą ir ne kitą kartą, šiaip visą laiką pažiūriu ir mediumų visas tas visus skyrius ir large pasižiūri, kur L-as yra, nes tikrai netitinka kitos. Ir jeigu nori biškį oversizinio, man patinka, pavyzdžiui, iš vyrų net aš esu skyriaus pirkusi bluzonus. Kada žiemą man, pavyzdžiui, namuose patinka tokie bluzonai, kur būna jau žiauri, tai į XL, nueinu pas vyrus į skyrių, XL, nusipirku, tai jie būna ilgi man ant timpų namuose, tai va kažką darau, tai man žiauriai patinka iš vyrų skyrių kokį bluzoną nusipirkti. Tai va tokia tada, čia va užrašiukas, šita kainavusi, jau šito nebuvo nuolaidą, 17 svarų, maikė, 17 svarų. Kas čia dar? Ai, maikės, čia dar maikių irgi pasėmiau 3. 3 maikės, tiesiog paprastos irgi be užrašo, balta, ruda ir va čia tokia kreminė. 10 svarų gal kainavo jos 3. 13. Irgi. L-as. Nors, sakau, aš L-as, šiaip man L-as tai didelė, bet, nu tikrai ne joks čia L-as. Tai va tokios 3. Tiesiog prie kažko. Kas čia dar? Ai, suknelė. Nu va šita suknelė, aš kaip ją pamačiau, tai jau žiauriai man jinai patiko. Social tourist. Nežinau, kaip čia sakosi. Suknelė šita. Kainavosi jinai 25, aš nupirkau už 10. 10 svarų. Va tokia. Rankovės va tokios va ilgos. Tai tokia su tokiais va kvarbatkom, bet man kažkaip patinka tos kvarbatkos. Kiek aš prisimenu, man iš vis patinka. Ir va nugara labai faina, nugara iškirpta visa. Tai va tokia suknutė, lengva. Bus man į pasimtą atostogų ją. Pasimsiu. Tokią suknelę ir, ai, čia kelnės. Šitų kelnių net nesimatavau. Šitos kelnės 34, 33,99 kainavusios, dabar už 15. Brave Soul, London, o tokios. Tai geltonos 2 juostos. Irgi išmera rašo ant pačių kelnių XS, o čia rašo, kad jinai yra 8. Tai 8 šiaip ne yra XS, nes tikrai ne XS. Čia iš tikrųjų yra kokia 8, nes turbūt gamykliškai gal nežinau, nes tikrai ne XS čia yra. Čia 8 ant manęs. Nes aš kelnes perkuosi apie 8, 80, o maikės, tai sakau, ten tik į maksą, ten reikia kuistis ir eiti matuotis, tai šitų kelnių net nesimatavau. Matau, kad jau bus geros, nes ir ilgos, kas aš taip pamatau, jeigu ilgesnės, nes man būna šiaip kelnes trumpos, pakankamai visos. Čia va treninginės kelnes, kur atėjau iš pradžių ieškoti treninginių kelnių, tai va išleidau virš 200 ir išėjau iš tik makso. Su kelnėm ir dar su visokiais nesąmonėm. Čia irgi, va, 34 svarai, gal ta pati irgi, ta pati firma irgi. Brave Soul, kainavus 34 už 13 svarų, treninginės kelnės. Irgi labai gera kokybė ir ilgos. Kad ilgos labai yra, atsakau, pilno ilgio, man bus net gal ir tokios ilgesnės. Tai va. Atėjau, ieškojau kelnių, išėjau su visokiam, sakau, nesąmonėm. Ai, kas dar? Ai, suknelė atėjo iš Šeino. Šeinas? Aš sakau Šeinas, kiti sako visaip, aš sakau Šeinas. Tai, va, tokia. Nežinau, kiek už ją mokėjau. Gal kokie irgi 13, gal kokie, net neatsimenu, nežinau. Tai, kaip išeina, tai išeina ir kokybė.
Bet visai jinai graži, nepasimatavau, irgi nežinau, kaip jinai atrodo manęs, reikės pasimatot, pasižiūrėti, ar gražiai, negražiai siūsiu atgal. Va tokia. Kaip staltiese atrodo. Bet, nežinau, madingas gal raštas, kažkaip patinka man jisai. Tokia, vėl kvarbatkos. Man kaip ir sakiau, jau kvarbatkos patinka. Čia va toks šniuriukas. Reikės pasimatuoti, nežinau kaip čia atrodys. Nes čia tokia didelė iškirptė. Tai jau su leminuku, jau nereikės be leminuko kažkaip dėtis. Ir čia šniuriukas va susiriš. Tai va tokia lengva. Irgi tokia faina, va, nesiglamžanti, vežtis kelionę labai gerai. Ir tiek. Liktais viskas. Jo, viskas. Nusipirkau dar lenteles, pirkausi 2, bet čia buvau prieš tai dar 1 dieną. Galiu greit parodyti, tuo atnešiu. Arba duok. Parodysiu aš jums. Va, dar tokias lentelės nusipirkau. Irgi buvau po darželio, su vaiku važiavom po darželio. Paprašė, kad žaislų nupirkčiau, tai nuvarėm iki Makso. Jis rinko ten tokį traukinį. Ir aš, nuėjau lentelės tokias nusipirkau. Šitą kainavo 15 svarų. Nors nesuprantu, kodėl mediena, ta prasme, tokios kainos, tai kosmosas. Už medžių gabalą. 15 svarų, šitą mažytė 8 svarai. Man 2 lenteles, bet jau vyras įspėtas, kad jos ir nenaudot, o yra dėl grožio padėti. Tai sako, aš nesuprantu, kam tu perki, jeigu naudot negalim. Ne, sakiau, čia yra nenaudot, naudos savo senas ten tas, bet čia yra tiesiog taip pat pasidėsiu, kad būtų dėl grožio. Va, ir tiek. Ir tiek toks mano apsipirkimas buvo vakarykštis. Ką dar, daugiau niekur nevažiavau. Važiavau aš į Garden centrą, važiavau nupirkti mamai dovanos. Užsakiau jai vitaminų, šiandien Amazon turėtų atvežti. Vitaminų tokių nupirkau jai geresnių, skistų. Ir nupirkau aš jai... vis galvau, gal kvepalų į namus kažko, nes kai žmogus visko turi ir toksai, nežinai ką nupirkti, o mano mama yra tokia, dovanokit dovanas praktiškas, praktiškos, tokie vitaminai, tai jie vis laik susigers, geri vitaminai, tai kažkokių praktiškų dalykų. Šiaip, kiek jau metų dovanojau, antros praeitais metais dovanojo šiai, ar užpraeitais, nebeatsimenu. Ir užpraeitais 2 metus kažkaip iš eilės pirkau, aš į spa važiuodavom, tai aš su ja kartu važiuoju, ten kokius tai masažus. Praeitais metais mes su moliu ten tepėmės, žodžiu, visą tą pakedžą paimu ir mes taip pat tokią dovaną šiai dovanoju. Šiais metais kažkaip nieko nepirkau, nes varom už 3 savaičių į Turkiją atostogų, tai ten ir pasibūsim, tai jau nebesakiau tų baseinų, paskui jau nusibostai tuose baseinuose, tuose masažuose, atostogose kažką vis tiek. Ir, citriną nupirkau aš jai, paskui įdėsiu, arba bus prieš tai, vis tiek filmuos, jau yra nufilmuota. Kokią mažytę tokią citriną, aš turiu namuose šiaip pakankamai didelę. Ten tokių labai didelių net ir nemačiau, buvo mažesnis tokios. Tai tokia mažesnė, bet fainai gal kažkur virtuviai ant palangės pasidėti, labai gražiai puošia. Tai paėmiau ir citrinos medelį jai. Ir tiek. Ir daugiau nieko, ką aš daugiau. Nieko eisiu. Ką aš eisiu čia šiandien daryti. Jaučiu šiandien jau viskas. Reikės kažkuria dieną padaryti tvarkymo vlogą, nes komentaruose vis laik skaitau, atsakau, mačiau, kad prašot tvarkymo vlogą, kad įdėčiau. Tai įdėsiu, nes tikrai reikia spinteles visas virtuviai susitvarkyti. Na tai tiek.